Ok, nežinau kiek čia savaičių buvo, 3, 4. Ne, 3 tikrai ne, daugiau, 4 gal. O gal net 5. Po to, kai paskutinį kartą filmavausi ir tai darėm su gidu. Tai kas mane seko, žinot, kad realiai išvykstam labai ilgam į didelę kelionę. Į Aziją vykstam ir vykstam šiek tiek daugiau nei mėnesį, tai gal gausis apie mėnuo su savaitę kokią. Tai gausis 9 naktis Balyje, 2 savaitės Japonijoje ir 5 naktis Korėjai. Tai realiai va, šitas vlogas mano išeina ir toliau nežinau kaip bus. Arba pasiseks ir vlogas bus dar iš kelionės. Šiaip visai norėčiau, kad būtų vienas iš Balio, vienas iš Japonijos ir vienas iš Korėjos. Iš Balio yra gan realu, kad gali pavykti man kokį vieną vlogą susukti. Aš apie, aišku, šitos savo sporto kalbu. Japonija ir Korėja, kadangi ten pas jų šiaip viskas kitaip, tai ir ne visur galima filmuoti. Visai kiti reikalavimai, visai kitas etiketas nei pas mus Europoje. Tai nežinau kaip čia bus. Dėl to nieko negaliu prižadėti, bet jeigu pavyks, būtinai norėčiau vien dėl savęs, kad ta prasme iš kažkokios šalies atsivežu vlogą, nu čia vau būtų. Tai va. Realiai dabar jūs šitą vlogą matysite, nežinau, galbūt tą patį šeštadienį. Dabar yra labai ankstyvas, kaip matote, tamsu dar penktadienio rytas. Nes realiai, šiaip gal be šviesos, pliuks. Realiai tik dabar ir pavyko man susiplanuoti tą vlogą sufilmuoti, nes vis tiek, kai lieka iki atostogų nedaug laiko ir klientai susirašo prieš atostogas ir gaunasi dar daugiau darbo. Aišku, su vlogu galima irgi lanksčiau, labiau susiplanuoti, bet aš labai akcentuoju, kad atsigaučiau tarp darbų, tai normalu, kad man dažnai jo neišeina nufilmuoti. Bet dabar va susiplanavau, nufilmuosiu. Čia bus mano paskutinioji tokia kaip cutting week. Tai reiškia, trumpai apie tai pakalbėsiu, kad kiek norėjau nuryškinti, tiek nenuriškinau, tačiau pasiekiau tikrai patenkinamą rezultatą ir aš dėl to džiaugiuosi. Nes tas ryškumas, jisai toks, net man sunku akim įvertinti, koks mano body fatas. Bet tikrai jaučiuosi dabar patenkintas ir jaučiuosi tikrai nusimetęs ir tas jaučiasi daug kur. Ir kai žinote, šiek tiek crossfitą bandausi sportą, tiesiog bandausi. Žiūriu, kaip man lips, nelips, nes man visada patikdavo sportas, kur gali eiti išsikrauti, intensyviau, stipriau, pamiksuoti, išnaudoti savo kūną, žodžiu. Žaidžiu dar krepšinį, viskas okei, ta prasme, nieko nemečiau. Tik bandausi papildomai crossfitą, nes jį nueinu realiai dabar tik vieną kartą į savaitę. Tai palyginus su pirmąją savaitę, kai nuėjau, ir dabar bus, šį savaitę, man atrodo, bus 7. Tai jo, mano atletiškumo gabumai pakilo tikrai, šuolis labai padidėjo, tas į krepšinį labai smarkiai jaučiasi. Nepasakyčiau, kad mano ta vadinama pompa, tai yra kardio krūvis, pagerėjo labai smarkiai. Tačiau mano, kaip sakau, labai protas aštresnis pasidarė tuom, kad kai ateina nuovargio metas, pavyzdžiui, kai tu labai išsilakstai aikšteliai ir tu jau pavargsti ir kažkaip vis tiek atrodo kažkoks barjeras, jisai nutolo ir aš galiu per tą nuovargį dar lipti labiau. Tai va, čia tai, ką išugdė crossfitas, pastebėjau. O seniau būdavo, kad tu nuvargsti, realiai viskas sulėtėjai, sunku ataką padaryti, sunku apsiginti normaliai ir panašiai, o dabar tiesiog atrodo pavargsti, bet kūnas vis tiek toliau juda. Tai čia tai, kas pagerėjo.
O šiaip, nežinau, net nesiskusdavau savo kažkokią tai jėgą, kitais fiziniais gebėjimais. Vyriškumas, tai tikrai pastebiu, kad ir venos labiau matosi, nei seniau lyginant. Aš lyginu su pradžia cutting serijų, kai pradėjau. Tikrai matau ant raumenų grupių, kad jos visai viskas kitaip atrodo. Tai dabar kai būsiu kelioniai, po šitų visų savo mini cuttingų, tai galimai bus maintenance fazė, bet realiai tenais, kai būsim Azijoje, tai gausis super daug judėjimo, labai daug judėjimo nuo ryto iki vakaro. Balis bus ramesnis toks etapas, 9 naktis, bet nuo Japonijos prasidės viskas labai intensyviai. Ir nežinau, kaip ten bus su sportu, vis tiek tikrai bandysime sportuoti, kad ir su kūno svoriu. Su maistu bus biškis sunkiau. Ten visai kitos kainos, visai kitas maistas Azijai. Tai dar gali būti toks bairis, kad grįšiu po kelionės šiek tiek kustelės arba atvirkščiai paryškinęs, čia būtų vau. Bet labai realus scenarius. O po kelionės šiaip pasižiūrėsiu, bet kadangi aš norėčiau dar didesnio ryškumo nei yra dabar, gali būti, kad darysiu dar tokias mini cutting serijas. Nes tikrai, ta prasme, kai dabar jaučiuosi šiek tiek numetęs to svorio. Ir šiaip sveriu, palyginus, dabar kiek čia buvo, dabar neatsimenu, kiek pradžioje sveriau. Body.com serijoje pradžioje tai tikrai ten virš 100 sveriau. Tai dabar realiai pas mane sviruoja 96-97 svoris. Nes jisai pradžiai netgi kilo, vien dėl to, kad aš buvau, kaip ir minėjau, nuo fastingo prie 4-5 valgymų per dieną perėjęs, ką ir išlaikau lig šioliai. Tai būna savaitgaliais, pavalgau kokius 3 kartus, 2-3 kartus, duoda organizmui biškutį pailsėti nuo tų visų virškinimų. Gal kad ateityje pakalbėsiu labiau apie tą visą mūsų virškinimo sistemą, kad net ir jai reikia poilsio nuo didelio maisto kiekio. Tai va, tai čytinimai pas mane sumažėjo labai, nes vis tiek būdavo kaip savaitgalis taip pačytini, leidi savo, pavalgyti ką nori. Dabar visų tų dalykų sumažėjo, dabar daugiau taip būna, atsiranda tiesiog cheat mealas koks, bet jisai labai mažą kiekį. Tiesiog būna šalia kokius sausainukų užvalgai, kartais kokį ledą suvalgai, kažką ir viskas. Tiesiog nėra jokių ten užkrovų stiprių ir panašiai. Tai čia vat pastarasias 4-3 savaitės va taip pas mane. Aišku, su apetitu niekad nesiskusdavau, nei dabar, nei anksčiau. Bet pastebėjau, kad ir mažiau suvalgau. Tai va, fainiai. O šiandien darysiu tokią treniruotę koncentruotą į mano silpnąsias vietas. Tai faktas, pradėsiu treniruotę nuo pečių šono galo. Šiaip galas, jisai pas mane irgi labai išprogresavęs gana. Bet pečių šonas visada buvo silpniausia vieta. Jau jinai atsigaudinėja, bet siek labai vangiai, sunkiai. Tai aš manau, kažkada darysiu grinai mikrociklą tik pečių šonui, kad konkrečiai į jį viskas eitų. Ir kitas raumenų grupės tiesiog palaikysiu tam etape, kad jos tiesiog išliktų savo tonuse, kol vieną tobulinsiu. Aišku, crossfitas gali duoti irgi šiokio tokio streso ir krūvio mano organizmui, kas gali šiek tiek pabloginti raumenų atstatymą, bet susidėliosiu krūvį, manau, viskas bus gerai. Po to, po pečių eisiu daryti krūtinę šiandien. Tai krūtiniai numatau maždaug apie 3-4 pratimus gal, kažkas tam tarpe. Kadangi mano nugara praktiškai labai dominuojanti, tai gal tiesiog vieną nugaros platiesiam pratimą padarysiu. Ir jeigu liks laiko, noro, laiko tikrai liks, bet jeigu liks noro,
dar gal kokį triceps ant pratimo, bet šiaip rankos irgi pastebėjau labai smarkiai išprogresavo. Realiai viskas iš raumenų grupių pas mane užprogresavo, išskyrus pečių šoną, jisai užprogresavo lėčiausiai, bet visada pas mane tai būdavo su pečių šonu, dėl to, kad man po tos senos traumos peties vis dar būna sunku atrasti kampą ir negaliu staigiai iškelti krūvio didelių svorių, nes jeigu tai padarau, labai greit pradedu jaust, kad mano antiglinio raumens sausgyslė jau nori eiti link uždegimo, labai smarkiai susidirgina ir tai pradeda trukdyti visose pratimuose toliau, spaudimai, stumimai ir panašiai. Tai labai pasidėlioju atsargiai aš su tais pečiais. Bet šiaip džiaugiuosi tikrai savo progresu. Ta prasme, dabar jau vasara ir kad tokią formą turėčiau vasarą, nežinau, ar taip yra buvę. Ta prasme, kad raumo, ką pavyko, tikrai tai raumo išliko ir netgi atrodo, kai kuriuose grupėse šiek tiek padidėjęs. Tai vau, čia yra geriausias dalykas, bet dėl to matyt, kad baltymas užkyla, tai normalu. Ir tas ryškumas, jisai toks, sakau, nėra labai ten kažkoks super vau, bet tikrai man asmeniškai patenkinamas ryškumas. Aš manau, jeigu viskas okei, šiaip turėtų žmonių nebūti ir turėčiau nesimaišyti, tai gal parodysiu savo fiziką, nes vis tiek viskas apie formos pokytį čia buvo. Tai manau, reikėtų parodyti vis tiek, kas čia gero pasikeitė. Dar vienas dalykas. Dar biškį pasidėsiu mašinai šiek tiek. Pradėjau kojas treniruoti dažniau. Jo. Crossfitas priverčia treniruoti kojas, nes jeigu kojas bus silpnos, tai pusę rungčių gali išsibraukti, nieko nepadarysi. Tai labai daug krūvio teko kojam. Ir sporto salėje būna pasidarau vieną kitą kartą kokį jau deadliftą, pritupimą, front squatą. Ko seniau iš vis niekad nedarydavau front squatą, nes man pečiam nepatikdavo. Bet dabar mano pečiai labai gerai priema, nes kadangi reabilitavausi savo petį, tai mano mobilumas pečių labai smarkiai pagerėjo. Tai kojas jo, jėga jinai labai greit atsigauna, kadangi kiek aš esu seniau, patraukęs deadliftą 190, tūpęs su 160, porą, kiek ten 3 repsus darydavau gal. Tai manau labai greitai mano kojas iki to ir daeis, o kadangi šiai dienai mano technika yra ženkliai geresnė ir tam tikrus metodus su gvidu pritaikau, ką išmokau, tik šiek tiek su to dubens brukimu į priekį atsargiai naudoju, nes turiu nuomonę vis tiek, kad su tokiais judesiais reikia biškį atsargiai, tuo labiau, kai yra didesnis išorės pasipriešinimas, kadangi dingsta natūralus linkis, bet kitas natūralus linkis dingsta, kai suplokštėja juosmeninės dalies apačia, lengviau yra pajausti sėdmenis ir išlaikyti įtemptą korpusą, nors tai labiau yra susijęs su sėdmenim, bet vis tiek dubens padėtis irgi labai priklauso nuo pilvo preso raumenų. Bet jo, labai atsargiai, ypač reikia tiem, kurie turi nugaros problemų. Tai aš su to dalyku pasižaidžiu, atsirinkinėju dar pratimus, kur tą naudoti. Bet aišku, crossfite to nepadarysi, nes ten ne iš raumens reikia, tenais reikia naudoti techniką, kad kuo labiau iš jėgos viską atliktum, kuo staigiau ir kuo labiau visas kūnas realiai dirbtų vienu metu. Tai va, eisiu aš tada persirengti, apšilsiu ir susitiksime pradžioje treniruotis prie pečių. Gerai, apšilau. Tai dabar pradėsiu nuo savo silpniausios raumenų grupės. Pečių šono. Ką šiaip ir mokslas rodo ir pats pastebėjau kurį laiką darydamas, kad kuo pilnesnį amplitudę realiai darai pratimus, to realiai geriau reaguoja raumo, geresnis progresas.
labai pajutau tokios amplitudėse, kai pilniau iškeli, kad tikrai ne trapecija labiau dirba, bet kad dirba pečių šonas. Tai pas mane labai jisai sustiprėjo šitose pratimuose. Biškį įtempiu presą, palinksiu priekį ir... Darysiu 25 kartus. Pirmus pakartojimus keliu aukštai. Pečius nuspaudžiu žemyn, rankas nuo kūno stumiu, kiek eina. Ir nuo pečių šoninės tiesės keliu aukštyn. Pajaučiu sutraukimą, užlaikau ir lėtai leidžiu. Pilnai nenuleidžiu, net pajėduoju rūmens. Ba. Iškart jaučias, kad raumo maksimaliai įtampoj. Ir nesirenku didelio svorio. Man labai komfortiškai petys jaučias. Kai nebeina, mažinam amplitudę, vis tiek darau. Va, stengiuosi, kad nepilna, bet raumo vis tiek dirba. Nepaleidžiu įtampos. Iškart kitas pampas. Nu, labai daug ir nesilsiu. Duodu maždaug savo apie minutę. Kad pilnai neatsileistų raumo, jis liktų visai ką prisipumpavęs. Dabar labiau pasirinksiu kadrą iš priekio, nes pasižiūrėjau biškę labiau iš nugaros matęs, bet gerai, iš abiejų kampų pamatysite, kaip darau. Ta prasme, jau dabar dar tik bus 4 ryto. Tai galite įsivaizduoti, kelintą atsikėliau, bet nuėjau anksti miegoti. Tai viskas ok. Dar tik bus 4 ryto, jau matau kaip švinta. Tai kol baigsim blogą, jaučiu bus visiškai šviesu. Aš jau atsimenu, man atrodo, 4:30 ar 5 ryto atsikeldavau kažkaip, nu taip prasibūsdavau tiksliau. Matydavau, kad švinta. Ok. Čia bus 3 serija. Va, man tas 3 serija taip smarkiai susiaktyvina pečių raumenis, kad visi mano traumuoto peties diskomfortai viskas dingsta. Ir galiu stipriau padaryti. Tai mano 3-4 būna stipriausios serijos. Čia dabar atsistosiu, nežinau kaip matos. Gerai pumpuojas. Dar tarp kitko pasisvėriau, tai lygiai 97 kilai. Nesu iš tų žmonių, kur labai daug per dieną sėda ant tualeto ant rimto reikalo. Tai dar jeigu taip sėsčiau, kaip kad kiti su greitesnė medžiago apykaita, tai manau galime nubraukti 1 kilogramą. Bet jo, visi esam skirtingai veikia mūsų metabolizmas, virškinimas. O aš niekad nepasižymėjau greitą medžiagų apykaitą. Labai geras pavyzdys yra aš ir mano brolis. Mano brolis, net mano tėvai tą patį sako, kad valgo net daugiau nei aš valgydavau jo metu. Ir aš jo metu būdavau žymiai stambesnis. Nu, realiai visada toks stambesnis būdavau, tik to raumens tiek neturėdavau. Ir man visada būdavo taip, kad biškį daugiau užvalgai, greit priauga svoris. O broliai atvirkščiai, vis valgo daugiau už mane ir jam laikosi svoris arba krenta, ryškėja. O jeigu, kaip sakant, pramistina vieną valgį, jisai jau kilogramų mažiau sveria. O man atvirkščiai. Vos daugiau užvalgysiu
Nebūtinai, ta prasme, kokį cheat mealą, ne, aš galiu vienu mylu tiesiog švarų maistą suvalgyti. Aš jau galiu sekantį rytą atsikelti su pusę kilogramų plus 800 gramų su plus kilogramų. Ir jeigu po savaitgalio smarkiau pavalgau, tas smarkiau, tai patikėkit, kam sunkiai auga svoris, tai ne taip, kaip jūs valgot. Mažiau, nes man visada reikėdavo žiūrėti maistą. Tai po savaitgalio galiu su 1,5 kilo ir su 2 kilais grįžti. Aišku, čia vanduo gligogenas yra. Nes jeigu dabar išsikraučiau maistą, dar neišpamčiau, tik mano raumo pilnesnis biškį būtų, nes dabar dar skaitausi, kad nesu užsikrovęs. Tai mano forma tokia dabar pumpuojasi šiek tiek, nes specialiai prieš miegą vakar užvalgiau angliavandenių, tam, kad pumpas geresnis būtų. Tai va, gerai, užtenka ilsėtis, manam darbą daryti. Ką jau ką, bet stengiuosi treniruotę visada iki valandos pasidaryti. Bet jeigu turiu dieną labai daug laiko, kartais for fun ir 1,5. Bet pastaruoju metu per valandą laiko padarau treniruotę. Ką irgi realiai crossfitas išmokino, intensyviai. Šiaip visada aš seniau greit darydavau treniruotės, bet man patinka salėje būti, bet aš turiu problemą, mane reikia ne priversti eiti į salę, o priversti išeiti iš salės. Tai va, stengiuosi užsibrėžti tikslą, kad, tarkim, dabar iki 5 ryto apsisukti. Ir dar įdomus dalykas, aišku, pamėsiu skaičiavimą, bet nieko darysiu tada iki negalėjimo. Įdomus dalykas tai, kad 5 ryto baigiu, grįžtu pavalgau ir nuo 8 ryto dirbu. Tai įsivaizduokite, aiškus, man fainiai, labai patinka, kad daugėja subscriberių, palaikymo, bet tikrai reikia daug paaukoti. Nes šiandien tikrai reikės pietų miego. Labai retai kada miego pietų. Bet šiandien tikrai leisiu pamiegoti kokias porą valandų, kad atsistatyti, nes kitaip būsiu miręs. Bet šiandien ir dirbu iki pietų realiai, tik specialiai, kad susiruoštume kelionį. Liuks, super, eisim prie taraiksų. Ok, dabar su taraiksais. Man su taraiksais eina padaryti tokį variantą pečių šonui, kad visiškai neskaudėtų peties, labai gerai apsikrauna. Porą savaičių darau, labai patenkintas esu. Tai to pačiu dar su serija padarysiu pečių galui. Tai pečių šonui 15 ir pečių galiniai daliai 10. Ir po šito eisiu prie pečių galinės dalies treniruoklėje. Ten padarysiu 4 serijas, paskui prie krūtinės. Okay. Tikras matysis. Iš karto jaučiu pečių šoną, visas traukimą, maks. Ir 0 diskomfortą. Čia labai gerai su rotatoriais veikia. O pas mane, kadangi pati problema yra su rotatorium, šiaip jis labai stiprėjęs, tai šitą pratimą labai mėgsta petys. Va, kai darėsi sunku painu viršų, kad nekompensuot. Dabar pečių galą čia vedu apie 7-5 laipsnius nuo kūno, bet nevedu menčių. Šitas žiaurus. Pamėginkite ir jūs. Pamatysite, kaip išdega pečiai. And guess what, mate? Van Damke is back. No. Nelabai moku flexint, bet tikrai improvementai matosi. Va, dabar su Van Damke labiau matysis raumenis, ką treniruoju.
Pečių galas turėtų matytis iškart, va, kad veikia, nes aš tikiu, kad per maikę su rankovėm nesimato. Aik, tokia išdaga. Gerai, paskutinė serija 4. Žudikas šitas eina savo. O, šakės. Kada darau pečių galinę dalį, šiaip darau, kai visi pakeltom alkūnėm va taip atvedu, bet pastebėjau, kad labai gerai yra, kai biškį nuleidau alkūnės, eini ir tokią rotaciją darai ir iškart labai pasijungia pečių galinė dalis. Tai jeigu jums sunku čia būna pajausti su standartinė technika, pamėginkite nuleisti, atvedant šiek tiek eiti į rotaciją, pajausite, kaip įsijungia pečių galas. Pamėginkite. Tai va, dabar tą patį padarysiu. Kūnas tiesus. Nuspaudžiu pečių žemyn, alkūnės biškį žemiau, vedu ir einu biškį į rotaciją. Va, iškart jaučiu, kaip susitraukia man pečių galinė dalis. Visiškai pavargo pečiai, reikia susimažinti 5 kilais. Gerai, ilgai nesilsiu. Realiai kiek čia praėjo, pusę minutės kokią. Gerai, dabar krūtinė. Šitas mano pamėgtas aparatas yra labai, nes vienintelis aparatas iš visų, kur gali gauti didesnį ištempimą, nors man tai nėra maksimalus, bet va nusileisiu žemyn, nes su šito pratimu bandysiu apkrauti viršutinę krūtinės dalį. Ir yra taip pat įrodymų mokslinio tyrimų atlikta, kad kai treniruoji viršutinę krūtinės dalį, dirba kartu visas krūtinės raumuo. Bet kai bandai akcentuoti tą apatinę, tai yra didįjį krūtinės raumenį, viršutinė dalis beveik nedirba. Tai realiai pradėjau daryti pratimus nuo viršutinės krūtinės dalies. Tai improvementas, ta prasme, tikrai geras. Ir kažkada prasispaudžiau fletą bench pressą, tai galiu pasakyti, jėga visiškai nenukrito. Ok, apie 10 kartų. Imu plačiau, kad daugiau ištempimo gaučiau.
Ištesiu pilnai. Nu jo, jėgų daugiau. Didėja svoris, automatiškai darbinis. Tai realiai padarau va šitam pratimę viršutinę dalį. Einu lygiagretes padarau. Suvedimus. Ir gali būt, kad viskas, nes manau, trico neimsiu, nes jisai pas mane gana gerai progresuojantis. Įprastai darau tarp 2-3 serijų, sunkiai. Bet jeigu čia poreikį padarau ir 4. Dabar antra bus su didesniu svoriu. Šiaip su tokiu, ne, dabar pakyla tikrai darbinis svoris. Tai už tai būdavo mažesnis biškį. Tai va, sveriu biškį mažiau. Biškį kelis procentus body fatą nusimetęs, o jėga padėjus. Tai čia žiauriai geras dalykas. Įsitikinam, kad vienodai. Ap. O ką darau? Visą laiką nueinu ištempimą, pabūnu ir... Nu jo, jaučias, kad didesnis svoris. 8 užteks, manau. Manau, ir 3 serijų užteks. Jo, krūtiniai taip ir darau. 2-3 pratimai, kartais 4. Priklauso. Bet šią savaitę čia 2 kartas, kai darau krūtinę. Tai manau, užteks po 2-3 serijas. Lygiagretes, tai gal padarysiu 4 vieninteles. Dar ne minutės nesigavo po nuo pratimo. Lygiagretes pradėjau labai rimtai daryti, nes crossfitas to reikalauja. Ir vis tiek, jeigu rinktis tricepsam, krūtiniai, bazinį pratimą su kūno svoriu, tai manau lygiagretes ir atspaudimai yra vieni puikiausių pratimų ir niekas su kūno svoriu nepakeis. Kai sportuojam salėje su svoriais, tai taip, štangos, hanteliai su treniruokliais, bet kadangi aš jau 2 kartą darau savaitį krūtinę, tai jau nebesirinkau štangų hantelių, tam, kad duot biškutį raiščiams lauzusiam pailsėti, labiau tiesiog noriu apkrauti raumenį, izoliuoti, tai renkuosi šiandieną treniruoklius. Tik neapleidžiu lygiagrečių, nes čia su kūno svoriu, papildomą svorio nesidedu. Kai pats sveri daugiau, tai labai daug svorio nereikia ant savęs. Tai tikslas dabar yra 4 po 10. Jeigu būna taip, kad, tarkim, darau lygiagretes ir nepadarau 10 pilnų, yra va tokios pakilos ir aš ant jų padarau atsispaudimus. Ir kuo pilnesnė amplitudė, kad ištempti krūtinę. Dar vieną bairį parodysiu, kaip galima lygiagretėse labiau apkrauti krūtinę. Tai galima pasvirti priekį, kuomet darom hop kojas į priekį. Ir va šitą galima prilenkti netgi. Einam pilnai ištempiam. Atspaudžiu. Nes kaip pasiram priekį, labiau krūtinę. Paskui, kai jau sunku, galim pereiti į tiesesnę poziciją. Čia daugiau perims rankos. Krūtinę vis tiek su pečiais dirbs, nesijaudinkit. Neįmanoma, kad nedirbtų. Kokius 4 dar padarau čia. Ne, jau viskas ragas. Šiandien yra realiai penktadienis. Aš nuo sekmadienio darau be sustojimo treniruotės. Sekmadienį padariau treniruotę salėj krūtinę. Vakare tinklinis. Pirmadienį padariau nugarą. Vakare kašis. Antradienį net nebeatsimenu. Pečius rankas padariau. Tada trečiadienis front squatas ir OHP. 2 pratimai tik buvo.
Tai ten daugiau jėgai, pampo nelabai pajutau, nes tą dieną nepavyko krosito nueiti, tai dariau pagal krosito programą. Vakar turėjau krosito nueiti, bet Kaune strigau labai dideliam kamštį, net pusę valandos prastovėjau. Ir labai būčiau smarkiai užsivėlinęs tiek krosito, kad būčiau tik 20 minučių atvažiavęs. Tai net neapsimokėjo, nes jau kai tiek laiko lieko, dažniausiai jau ten į pabaigą viskas eina. Taip susukau, atėjau, pasidariau pull treniruotę vakar, bet tokia lengva. Ir šiandien push, rytoj crossfitas. Tikrai nerekomenduoju tiek visiems sportuoti, kiek aš jau sportuoju šią savaitę, nes tikrai jaučiasi nuovargis, jis nėra stiprus, tikrai esu stipriau varęs. Bet čia gal biškai taip psichologiškai suveikia, nes aš žinau, kad atostogose mažiau sportuosiu, bent jau salės svoriais. Tai man taip suveikia, susišvietė sekmadienį, šeštadienį dažniausiai pailsiu, bet nusprendžiau nuo sekmadienio tą seriją, iki po šeštadienio pratęsti sportą. Tai va, ryt paskutinę dieną, kai pasportuoju, tai va šiandien čia išsiilsėsiu, rytoj crossfit reiškia. Viskas, rytoj keliaujam kelionį. Tai va. Gerai, dabar standartiškai padarysiu dipsus. Kaip įprastai darau. Up. Up. Ko man eina šitoj padėti išlikti, kad ir neatspaudžiu pilnai, bet išsileidžiu. Čia labai raumo išsitempia, tai stengiuosi išnaudoti sveiką ištempimo fazę. Tai yra labai svarbi fazė raumenim. Aiškus, nors ir mokslas labai tyrė ir nurodo, kad raumenim svarbiau yra ne kiek traukimas, bet ištempimas. Aš manau, kad vis tiek raumokiai sugeba trauktis, išsitempti, abi fazės yra labai svarbios ir reikia akcentuoti tiek traukimą, tiek ištempimą. Bet į galą, kai pavargstam, jau nebeina daryti traukimą, aš manau, ties čia turėtume nesustoti dar, jeigu norime didesnį progresą, o tiesiog dar eiti ištempime, tai bent jau ištempime dar išnaudoti jėgas, nes tenais esam ženkliai stipresni. Tai aš manau, mokslas nori va taip pabrėžti, kad mes nepamirštume, kad jeigu neina savo raumens, jeigu eina tam pratime, dar paakcentuoti ištempimą. Pasimėginkite patys, pamatysite, nors neatsispaudžia čia į viršų. Vis tiek jausite, kaip raumo visas dega, vargsta ir vis labiau vargsta ir išsipučia, išsipumpuoja. Ok, dar 2 serijos, eisim prie suvedimų. Ok, trūktų žvadžių, jau iš pradžių grįžtam prie to paties roklio, bet darysim suvedimus. Imsiu rankinas irgi maždaug ties vidurio, arba biškį aukščiau. Jeigu būna, susistatau viską. Jeigu būna suvedimuose, tarkim čia trūksta amplitudės ištempimo, aš pavyzdžiui čia nelabai jaučiu tempimą ir jeigu jums tai būna, kad nejaučiat, sutiesia nugarą per klubus, o patkylam priekį, tada dar labiau išsitempia. Kai suvedam, atsistumėm atgal, sutraukiam, kai ištempiam, einam į priekį, einam į ištempimą, akcentuojam ištempimą, o ne kaip tik bėgam nuo ištempimo, nes tada ištempimo gausime mažiau. Bet jeigu mes einame ištempimo, labiau išsitempia, grįžtame atgal, pečių tik neišstumėm svarbu, įstraukimą, čia ištempimą. Tiek padarau, kiek eina. Tada atsiremiu. Nu va. Dešimt pakartojimų. Viskas, išdegė krūtinė, užtenka. Gerai, quick physique check.
Įsidėsiu čia ant plaukų. Pažiūrėsim, kokią formą pavyko pasiekti per tą laiką. Manau, neblogai. Kaip jūs vertinat? Manau, tikrai improvementas per tą laiką vyko. Tai va, manau, dar norėčiau kokiais 5% pasimažinti. Manau, va, per tas savaitės visai gerai pavyko padaryti formą. Gal ne tai, kaip norėjau, bet vis tiek džiaugiuosi rezultatu. Tai va, bandysim, žiūrėsim po mėnesiuko, po kelionės ilgos, kaip čia išsilaikys tą formą. Bet labai tikiu, kad gali net dar labiau nukris svoris. Ir žiūrėsim, kas po to. Šiaip norėtųsi paskui tą biškį tokį minimalų masės auginimo periodą perėti tam, kad, kaip sakiau, labiau paakcentuočiau pačių šoninę dalį. Silpniausia raumenų grupė, nes faktas jos tu neužauginsi deficite esant. Bet manau, gali tek, kad dar po kelionės dar šiek tiek nusimesiu tas riebalinės masės ir paskui gaunant rudens tą padarysiu. Bus matyti, pažiūrėsim. Tai va, tai tikrai labai tikiuosi, kad po mėnesio arba per tą mėnesį pavyks kažką sufilmuoti. Po mėnesio tai manau tikrai, bet kadangi netgi Liepos galas po kelionės irgi nusimato labai užimtas, tai tikiuosi, kad nereikės. Tie, kas tikrai žiūrite ir laukite, laukti pusantro arba daugiau mėnesio, kol pradėsiu kelt. Tai sakau, jeigu pavyks Azijos šalyse, aš nežinau, kaip ten su reikalavimais, kaip ten leidžia, neleidžia filmuoti, kokį džimą mes turėsime, berods Balį, jeigu neklystu, turėsime vieną hotelį, kur bus džimas, man atrodo, 2 dienas. Tai jeigu viskas ok, tenais tikrai tada vlogas bus vienas ir tada čia reiškia, kad jisai bus maždaug 2 savaičių laikotarpyje, o gal ir savaitės, kas čia žino. Ir Japonijoje tai nei Pietų Korėjai niekad nesu buvęs, ten visiškai viskas kitaip nei pas mus, patys žinote, tai negaliu dėl šitų šalių pažadėti, kad bus vlogas, bet ką noriu jums pasiūlyti, tai kad mes su Urte turime susikūrę YouTube channelį Namekiečiai, taip ir vadinasi, įsiveskit, tas pavadinimas puikiai mūsų apibūdina, kad mes tokie biškai išskridę iš šitos planetos esam, tai mes ten jau esame vieną savo travel vlogą įmetę iš Müncheno. Jis ten toks kaip pirmas blynas, prasičekinom, prasitestavom, pabandėm. Nėra kažkoks ypatingas, pilnas vaizdais, bet tokį apšilimą turim. Tai mes ką darysime, kelsim iš Balio, iš Japonijos, iš Pietų Korėjos ten vlogus travel. Tai tenais tikrai kontento bus. Taip pat, jeigu yra žiūrinčių ir nesekat manęs Instagrame, tai galite pasiekti, nes tenais bus daug travel contento visą tą mėnesį. Ir labai tikiuosi, kad taip įsivažiuosiu prieš kamerą su stories, nes man šiaip sunku yra atrasti laiko, kad nebenorėsiu to paleisti ir bus ir po kelionės aktyvesnis. Tai va. Tai jeigu čia nebus vlogų, nenusiminkit, galite nueiti Instagramą, tikrai rasite kontento ir Namekiečius pasubscribinkit, ten irgi bus vlogų ir per tą kelionę bent jau 3 minimum tai tikrai bus. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad palaikote, įvertinkit formą, kas pasikeitė, nes aš tai, pavyzdžiui, improvementą labai didelį matau, gal sakau ne tokį, kokį norėjau, didelį, bet jau vis geriau kažkoks improvementas nei nieko, plus nieko drastiškai nedariau, kaip normalus žmogus sau leidau suvalgyti tai, ką noriu, bandelę, sausainis, ledai, ta prasme, savęs neribojau smarkiai, tik pažiūrėdavau, kad tai nebūtų dideliais kiekiais, neįtų į persivalgymą ir nebūtų dažnas atvejis, kad paslysti, suvalgai panašiai. O jeigu tai būdavo, tai dažniausiai žiūrėdavau kodėl, bet tai dažniausiai būdavo susijęs su emocinė būklė, pervargimu ir panašiai stresu, tai viskas cool, kai tokius dalykus susižiūri miegas, streso valdymą, tai viskas būna ok. Tai va, susimatysime. Arigato.